Skaičių koncentracija į augalus kūnui atkurti. Trečia dalis Grigorij Grabovoi. Visuotina absoliuti sveikatos norma pagal visų laikų parametrus. Agurkas 6,19 norma, 7,14 norma, 8,49 norma, 4,78 norma, 3,19 norma. Astra 8,49 norma, 5,16 norma, 3,17 norma, 8,54 norma, 3,78. Suma 3,48 norma, 7,49 norma, 3,14 norma, 5,18 norma, 6,17. Ohalis 5,14 norma, 8,97 norma, 3,19 norma, 6,49 norma, 7,18. Šviesusis asparagus 3,17 norma, 4,98 norma, 5,18 norma, 4,91 norma, 2,19 norma. Medicininis imbieras 6,98 norma, 4,97 norma, 7,51 norma, 6,49 norma, 8,41 norma. Norint sukurti savas technologijas, svarbu atsižvelgti į struktūras, kurios būtent susijusios su augalais, nes atitinkanti žemės paviršiaus struktūra jūs informuoja apie savotišką augalų informacinę plokštumą. Žmonės viršutinę augalų dalį suvokia vizualiai, o šaknų sistema jiems nematoma. Ir jeigu neturi specialios prieigos giliai į dirvą, fizinis regėjimas jos nemato. Ir jeigu suvokime, kad augalas turi dar ir antžeminių procesų, įskaičius ir amžinai gyvenimą ir žmonių stabilumą, remiantis šią informaciją galima tobulinti savo organizmo sistemą, kuri yra atsakinga už judėjimą ir panašiai. Tokiu būdu galite rasti labai daug analitinės sąsajos tarp to, ką suvokia žmogaus fizinis regėjimas su augalų sąveika. Atlikdami tokią supančio pasaulio vaizdų sąveikos lygmens analizę, pavyzdžiui, sąmonės plokštuma arba projekcinė sąmonės plokštuma tam tikrų procesų, o tada galite apsvarstyti įvairius metodus, kuriais galite plėtoti kiekvieno atskiro žmogaus ir kiekvieno amžinojo tobulėjimo valdymą. Paprastas pavyzdys, kai žmogus mato lapiją ir dangų už lapijos, tada išorinės informacijos suvokimo lygmenyje aplinka už lapo kontaktuoja su tam tikromis informacijos sritimis. Augalą arba augalo lapelį galim laikyti geometrinė sistema, kuri iš tikrųjų gali būti panaudota pakankamai giliai išvystyti amžinybės sistemos požiūrį. Praktiškai ši sistema leidžia suskirstyti erdvę į regionus, taip kad už lapijos yra viena erdvės sritis, o kas yra nuo žmogaus iki lapijos jau yra kita erdvės sritis. Tuo tarpu ir pats augalas gali būti už nagrinėjamos teritorijos ribų. Tada paaiškėja, kad šio principo sąveika primena daug skirtingų lapų sąveiką, o augalų šakos pagal informacijos sklaidos lygmenį auga kaip augalas pagal tam tikrų augalų stiebų ir lapų krypties pasirinkimą augimui. Šis sąveikos procesas yra erdvinis ir išplėtotas gana plačiai. Kai toks informacijos sričių archyvavimas vyksta pagal panašų principą, tuomet galite matyti, kad tarp pavyzdžiui lapų yra tam tikras energijos sankaupos. Taip pat galite mintyse sukurti išorinės erdvės informaciją, išryškinti energijos taškus šiuose erdvės srityse. Tada, žvelgiant į patį dangų, bus galima matyti ir suvokti, kad tam tikras
tam tikras taškų sistemas, kuriuose yra energija reikalinga amžinybės gyvenimui išvystyti. Galite mintimis nubrėžti tam tikrą spindulį iš žmogaus kūno į taškus ir sugrįžti iš taškų į save, o tada atsiranda tam tikras prisotintas būtinos energijos ryšys amžinybės išvystymui. Atsižvelgiant į tai, kad augalas yra prisotintas saulės spindulių, tada įvertinę procesą taip, kad iš žmogaus sklindantis spindulys taip pat prisotintų svarstomą jūsų erdvės tašką, pavyzdžiui, už augalo, arba iš esmės galite tai padaryti bet kuriame erdvės taške, o tada pradedi apsvarstyti vidinę erdvės struktūrą. Atsižvelgus į augalų skaičių eilutes, galite nustatyti šios taškus, kaip reikšmingas metodo vaidmuo apima augalų grupes. Galite tiesiog parašyti ant popieriaus lapo arba tiesiog plokštumoje nustatyti eilutes. Taip pat raskite šios taškus tarp eilučių ir pačiuose skaičiuose. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės, fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus kūrėjo šviesoje sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.